Gyvybės draudimas – tai finansinė apsaugos priemonė skirta užtikrinti materialinį saugumą netikėtų gyvenimo įvykių atveju. Teoriškai, šio draudimo tikslas – apsaugoti žmogų ir jo artimuosius nuo finansinių pasekmių, kurios gali kilti dėl mirties, nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos ar darbingumo praradimo. Gyvybės draudimo esmė – reguliarios įmokos mainais į draudimo išmoką, kuri išmokama sutartyje numatytomis aplinkybėmis. Kai kurios draudimo rūšys orientuotos tik į apsaugą, o kitos sujungia draudimą su kaupimu ar investavimu. Tokiu būdu žmogus teoriškai gali ne tik apsisaugoti nuo rizikos, bet ir formuoti ilgalaikį finansinį rezervą ateičiai. Vėlgi, teoriškai toks produktas tikrai naudingas ir dėl to jį lengva parduoti, tai yra įsiūlyti potencialiems klientams. Problema tame, kad praktiškai jis nėra visada adekvačiai naudingas, nes dažnai kainuoja per brangiai, lyginant su teikiama nauda. O kainą įvertinti sudėtinga, nes į vieną produktą yra apjungta keli gan skirtingi produktai – investicinis produktas ir sveikatos draudimo produktas. Tikėtina, kad įsigyjant šiuos du atskirai bus pasiektas analogiškas, tačiau efektyvesnis rezultatas, nes kainas galima lengviau palyginti su konkurentais. Dėl to, renkantis gyvybės draudimą, būtina atidžiai įvertinti sutarties sąlygas, išmokų apimtį ir ilgalaikius poreikius.